Gerai, viskas. Planai keičiasi, tau reikia vėl. Daniela, esi namie? Kas vyksta tavo? Vilės grįžo ar ką? Kad ir pats būtų, viskas spėjo. Kiek sakau. Labas, Gvidai. Aš čia tvarkiausi. Daniela, kodėl manęs neįsileidai? Iš kur tu žinai mano adresą? Tu man dirbi. Aš žinau ne tik tavo asmens kodą, bet ir su kuo tu miegi. O miegi? Su manim? Pala. Nori gal kavos, arbatos? Domas, jis dabar dirbs su tavim? Domas. Aš nedomu, aš iš viso esu visi nusivylęs. Kodėl? Na, jis įsitikinęs yra, kad muzikantas, didžėjus, kažkas tokio panašaus. Apie verslą ir jo kūrimą jis nieko absoliučiai nenusimano. Pas tą ką? Čia svečių buvo? Ne, kodėl? Na, išėjai iš ofiso, nieko nepasakius, neatsisveikinai. Darbai, susitikimai. Žinai, aš norėjau, kad tu arčiau susipažintum su mano sūnu. Nu, tu būtum jam gera įtaka gal. Gera įtaka, pasirinkai ne tą žmogų. O jis dabar dirbs su tavim? Na, žinai, jam dabar kažkoks tai laikinas proto optimimas. Jam atrodo, kad jis gali suderinti verslą su savo to muzikavimu. Kažkokie. Kodėl nesakyk gerai, kai žmogus žino, ko nori? Na, aš tau sakau apie verslą ir verslo kūrimą su juo iš vis neįmanoma apie nieką šnekėti. Bet, nu, aš neslėpsiu, iš tikrųjų jisai mane nustebino. Nu, kad paprašė tokios galimybės. Ale, kad aš jam turiu suteikti pirmą galimybę pabandyti. Bet jo metų būdamas, aš jau kūriau verslo imperiją. Kaip tavo žmona, Agne? Gali nusiraminti mažytę. Aš su juo pasikalbėjau. Ir šį kartą mano žodžiai ją įtikino. Jinai daugiau nebevaidins aukos ir mes greičiau išsiskirsim. Labas, sūnau. Mama, tik nupašiau. Ateinu. Oho, kaip gražu. O kas čia? Aš Ir tu? esu Čia tu, čia aš, taip? O čia kas? tėtis Tėtis. O čia? Tomas. Tomas. O ką jis laiko čia? Šautuvas. Šautuvas? O kodėl jis laiko šautuvą? Nežinau. Už kiekvieną masažą gausi 100 eurų. Plius tai, ką kiekvienas klientas tau norės palikti kaip arbatą. Tvarkoj?
mintį ištrinti. Susirink savo skudurėlį.